Treneri, pakomentuokit pasirinkimus. Simas aišku visiems, kad dėl to, kad tas uždegimas taip nepraėjo, eina geryn, bet reikia laiko. Dėkingi už tai, kad jisai visada bandė sukandęs dantis, eidavo vis kiekvieną kartą, bet jis ir pats žino ir pats supranta, kad sako, aš negaliu 100%, galiu tik tai 60 ar 50%, čia žinote, negali rizikuoti, čia reikalingi kiekvieno 100% sveikata. Toliau Adas, aš manau, kad jis geram kely, kaip ir anksčiau aš interviu, kad jisai turi tinkamą gerą charakterį, užsispyrimą. Galbūt šiai dienai jam šiek tiek trūksta tos patirties ir gal kažkur tai to meistriškumo tokio lygio varžybose, kaip mes matėme, kažkiek pabandėm, nebegausi, aišku, gal ne tiek daug tų šansų jisai gavo. Galbūt nulėmė taip, sakysim, kaip šiandien sužaidė Dulkys su didelė energija. Ir manau, kad Deividas tikrai gali labai presinguoti aktyviai ir agresyviai kamuolį. Ir pasižymė teklių metimų tritaškių. Pasitarė ir pagalvoja, manau, kad vis dėlto tą vietą palikti Dulkiui. Ir Antano sprendimas, sakysim, jisai irgi visai neblogai įsilėjo, tikrai visi vyrai gerai dirbo ir jokių pretenzijų dėl darbo neturiu, bet vėlgi panaši situacija kaip ir su Adusu Antanu, šiai dienai jam trūksta šiek tiek tos patirties ir galbūt jis pats nelabai jaučiasi užtikrintai ir žinote, kada reikia, jeigu reikia kažką tai išleisti aikštelę, vis tiek tokiais kritiniais atvejais, jeigu jau kažką tai, manau, kad Darius Songaila turi daugiau tokių varžybų patirties ir kad tas kelias minutės jisai gali labiau, geriau sužaisti, ta prasme, su pasitikėjimu. Galbūt šiai dienai Antanui yra sunkiau tą atsakomybę ir tas kelias minutės tokios, bet aš jiems palinkėjau irgi viso ko geriausio ir palinkėjau taip, kad nebūtų tik epizodinis toksai jų pasirodymas rinktinėje, o kad jie toliau nuoširdžiai dirbtų ir tas jų buvimas, debiutas rinktinėje, nes toksai jiems duotų kažkokį tai įkvėpimą, duotų postūmį jų karjerose, dirbant asmeniškai, individualiai, papildomai, kad jie tobulėtų ir sekančius kartus prisijungtų ir jau būtų žymiai tvirtesni ir geresni ir būtų pasiruošę padėti. Panašu, kad Darius Songailai nėra numatytas slaptas pagrindinis vaidmuo, jos žaidimas, jos sportinė forma jūs tenkina. Ne, tai mes turim 5 didelius šiai dienai, tai Robertas Jevtokas, Jonas Valančiūnas, Darius Songaila, Paulius Jankūnas ir Linas Kleiza. Ir Jonas Mačiulis, sakysim, 3, kuris reikalų esant mes jį galim išleisti kaip 4 numerį su žema sudėtim. Ir, aš manau, kad tiek didelių turi užtekti ir, žinoma, Darius priklausys nuo kažkokio, tai nuo varžovų, nuo mūsų rotacijos, kokia didelė rotacija bus, bet galbūt kaip pasakyti, jisai ir pats supranta, turbūt nėra jo geriausiai metai ir priklausomai nuo žaidimo, kaip seksis, bet jis turi būti pasiruošęs mums padėti tas, aš nežinau, jeigu reikės, kiek reikės, tiek jis turi būti pasiruošęs padėti. Aš noriu dabar įvardinti 2 minučių. Kurioj pozicijoje, greičiausiai turbūt kaip 5 didelis. Čia
aiškiai kalbėjo šiandien krepšininkai, kad jie supyko per ilgą pertrauką ir paskui pasikeitė žaidimas. Kodėl šitai komandai reikia supykti, kad jie pradėtų geriau žaisti? Sakom, visoms komandoms reikia supykti. Rusai su anglais taip pat žaidė, pralošė pirmą pusę. Ir tada supyko, tada pasikeitė viskas. Aš manau, kad mes pradėjome visai neblogai. Bet nežinau, kodėl tie žaidėjai, kurie ėjo nuo suolo, nelabai buvo pasiruošę turbūt. Pirmiausia čia, su koncentracija, ir nelabai buvo pasiruošę tokiam intensyviam, kietam žaidimui ir pasipylė klaidos. Mūsų problema buvo tiesiog klaidos, paprasčiausios klaidos. Mes negalėjom atlikti ir iš tų ne kažką tai tie anglai ten demonstravo, tiesiog naudojosi mūsų klaidomis. Ir iš to tas skirtumas buvo. Plius tos techninės pažangos, kur mes turim šitą išgyvendinti. Tai nesvarbu, kaip bus teisėjaujama, tai neturi mūsų trikdyti, išmušti iš vėžių ir taip toliau. Ir šitą aš ir pasakiau ir Rūbinui. Blogiausia, kad tai yra mūsų du pagrindiniai žaidėjai. Gal vieni iš pagrindinių, sakysim, žaidėjų, tai ir Linas, ir Šarūnas. Jie negali pastatyti visą komandą ir to, ko mes siekime, į tokį pavojų. Aš manau, kad jie šitą suprato, apie tą buvo kalbėta. Ir paskui antroji pusė mes vėl išėjom su to energija, kalbėjom apie tai, kad reikalinga kantrybė ir sunkus darbas, pirmiausiai gynyboje. Aš manau, kad momentais mes tikrai gerai gynėmės. Galbūt tik tai nusileidome kovoje dėl kamuolių, bet ten turbūt lipo mums per tas nugaras ne visada. Dažnai mes net ir atsitverdavom, bet lipdavau. Šiaip tai Amerikoje už tokį veiksmą, jeigu tu atsitvėri ir laikai žmogų ant nugaros, kaip sako, net tau per nugarą negalima nusileidti. Tiesiog manau, kad gerai, kad prisitaikėme prie tokio teisėjavimo. Žaidėm kietai ir persvėrėm rezultatą ir laimėjom rungtynę. Bus vienas vėl pavojai dėl teisėjų. Aš nenoriu apie tai galvoti ir nenoriu iš vis šito sureikšminti. Po rungtynių aš pasakiau, kad nesvarbu, koks bus teisėjavimas, čia neturi būti mums kažkoks pasiteisimas. Mes dirbame ne tam, kad ieškotume kažkokių pasiteisimų. Mes turim padaryti iš savęs viską, ką mes galim geriausiai sužaisti. Pirmiausia, tai mes turime žaisti su didelė širdim, visi kartu, energingai, intensyviai. Ir mes turim surasti kelių, net jeigu, sakysim, kažkas tai ten teisėjauja ne taip, ar ten dar kažkas tai, o ne taip, kad tai dabar čia mumis švilpia, tai mes jau viskas. Nesvarbu, kaip bus. Nesvarbu, mes turime surasti, jeigu leidžia kietai, mes turim būti pasiruošę kietai žaisti. Jeigu vėl ten, aš nežinau, kitaip, jeigu kiekvieną prisilietimą traktuoja kaip baudą, reiškia, mes turim apsiginti nesiliesdami. Čia nėra kažkokio tokio. Ir tai turi visi suprasti. Šiandieną pirmą kartą šią vasarą aikštelė vienu metu buvo Jasikevičius su Kalniečiu. Ar šis duetas yra ateityje daugiau kartų galbūt žaisti? Šiek tiek pabandėme tokių variantų. Galbūt aplamai Mantas šiandien labai gerai sužaidė. Šį pagyriau po rungtynių. Jis tikrai žaidė, organizavo, atidavinėjo asistus, uždavė tempą, uždavė toną visą, taip kaip ir turėtų būti. Šarūnas pradžioje, sakysim, šiek tiek strigo žaidime, bet antroji pusė, aš manau, išėjo ir parodė tą charakterį, kur paliko visas, sakysim, nereikalingus dalykus, paliko už aikštelės ribų ir išėjo, žaidė ir įmetė, ir atidavė, ir pasigynė. Ir kad jie žaidė kartu, buvo tokia mintis pasižiūrėti, pabandyti, nes anglai presinguodavo, tai žaisti su dviem kaip ir gynėjais. Gal viską daryti šiai dienai tokio, sakysim, amžiaus kaip Šarūnas yra jau per sunku. Tai pabandėm tokią situaciją, kada jis pažaidžia pirmu,
Tai yra žaidžia antrų numerių, kada jam nereikia pervarinėti kamuolį, tą atlieka Kalnietis, o jisai sužaidžia tai, ką jisai geriausiai moka, pick and roll. Tarp kitko, panašioje situacijoje, tik ten vietoj Kalniečio buvo Diamantinis, jisai žaidė finaliniam ketvirtį. Martynas Pocius šiandien buvo vienas rezultatyviausias buvo ir didžiąją dalį taškų įsipelnė, kai Deividas buvo aikštėje. Šitas tandemas ir gerai jūsų planuose. Žiūrėjom, kas gerai žaidžia ir jūs teisingai pastebėjote, bet aš ne tik tai taškuose noriu pagirti Pocių jo pirmiausia jo sprendimuose. Buvo daug solidžių sprendimų ir jūs teisingai paminėjote, daug žaidėjų sužaidė gerai, arti savo galimybių arba kažkur tai pagal savo galimybės. Ir buvo tokių ir iš Martyno pusės ir prasiveržimų ir mėtė iš toli. Tada jis yra laisvas, nebijodamas, šoko, metė, pataikė. Ir abudu jie yra atletiški, jeigu kalbėti apie Dulkį ir Pocių. Ir abudu gali mesti. Tai mes galim žaisti agresyvesnę gynybą, tai mums leidžia. Agresyviau gintis, presinguoti ir taip pat žaisti greičiau puolime. Kalbėt apie gynėjus, Adas žaisdavo kamuolį dažnai, Dulkys to nedaro. Ar nereikia to papildomo žaidėjo? Kaukėnas žaidė. Yra Tomas, taip, kuris šiandien nežaidė. Teks, jeigu jau kažkas, tai Tomo atlikti tą pervaryti, jeigu kamuoliai yra ir Rimantas Kaukėnas ir Martynas Pocius. O šiaip mes turime Mandą ir Šarūną. TonyBet. Lietuviška lažybų bendrovė.